Sveiki visi. Antras Lietuvos tūkstantmečio vaikų sezonas dar tik prasidėjo, o mane jau sutiko priimti pati šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jūs pildėte anketas ir beveik kas antroje anketoje į klausimą, į ką noriu būti panašus, atsakėte, kad į Dalią Grybauskaitę. Cituoju. Norėčiau būti toks kaip Dalia Grybauskaitė, kad kai aš kalbėčiau, visi lietuviai sustotų dirbę ir išklausytų, ką aš kalbu. Juk todėl Dalia Grybauskaitė ir tapo Lietuvos Respublikos prezidente. Klaudijus Melys iš Kauno. Kitas norėčiau lygiuotis į Dalią Grybauskaitę, nes ji ryškus pavyzdys politikos pasaulyje. Paulina Šleževičiūtė taip pat iš Kauno. Į Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę. Ji yra protinga ir drąsi moteris, kuri įgyvendina savo idėjas. Gintarė Meidūnaitė iš Ignalinos. O taip pat vaikai minėjo, kad norėtų laimėti mūsų projektą, kad galėtų paspausti ranką mūsų šalies prezidentai. Aš negalėjau likti abejingas jūsų norams ir nutariau užeiti pas mūsų šalies prezidentę, paprašyti, kad ji taptų mūsų projekto globėja. Einu. Taigi, sakykit jūsų ekscelencija, ar pati vaikystėje svajojate tapti Lietuvos Respublikos prezidente? Ne, tokių svajonių tikrai neturėjau, norėjau visada būti naudinga visiems savo draugam, tėveliam, mokykloje dirbdama ir tiesiog norėjau būti naudinga savo tėviniai, bet kaip tai pasireikš, kuo tapsiu, tikrai niekada konkrečiai nesvajojau. Ar gerai mokytės? Visko buvo, daug sportavau, mokiausi tuos dalykus, kurie labai patiko, tai labai gerai, tuos, kurie mažiau patiko, ne taip gerai, bet universitetą baigiau su pagirimu. Sveikintina. Sakykite, ko palinkėtumėte vaikams, kurie jau dabar pildo anketas ir nori tapti Lietuvos Respublikos prezidentais? Na, ko gero, visokie tikslai, kokius savo žmogus iškelia, yra be galo geri. Turbūt dora, sąžiningumas, darbštumas, noras padėti ir gebėti padėti bet kam, draugui, net priešui jį suprasti. Turbūt visos šitos savybės svarbios ir reikalingos, kad žmogus galėtų bet ką pasiekti, tame tarpe ir savo svajonę. Ar tapsite mūsų projekto globėja? Be jokios abejonės, nes tūkstantmetis mums visiems labai svarbus ir kiekvienas vaikas, kuris dalyvauja šitame projekte, yra tūkstantmečio vaikas. Ir klausimas būtų, kuris yra labai svarbus. Ar galite pažadėti, kad vaikai, kurie laimės mūsų projekte, galės pasisvečiuoti pas jūs ir paspausti jums ranką? Taip galės, bet ne tik paspausti ranką ir ne tik nusifotografuoti. Labai norėčiau, kad tie, kas laimės, ateitų ir pasidalintų savo viziją, savo svajonėmis, savo mintimis, kokios Lietuvos jie nori, kaip ta Lietuva turėtų atrodyti, kokie jie patys kurs savo ir savo tėveliams ir savo draugams. Kągi, viskas, ačiū Jums labai. Kągi, antras sezonas prasideda.